kaip bendrauti su toksišku žmogum, kad tai neperauktų į konfliktą ar į fizinį smurtą. Nu, čia kaip, konfliktas nieko blogo nėra. Konfliktuoti mes galim, pyktis galim, pats pyktis kaip emocija yra visiškai normaliai, aš galiu supykti dėl neteisybės esančios pasaulyje, neteisybės esančios santykyje. Tai priklauso, kaip aš išreikščiu tai. Tai jeigu aš sakau, aš pykstu, nes tu tai padarėjai, tai kaip ir viskas gerai yra. Čia, man atrodo, aš įsiterpsiu. Gottmano studija buvo daryta, taip, kur nustato 94% tikslumo ir poros išsiskirs. Taip. Ir būtent konflikto metu stebi, kaip jos sprendžia savo konfliktą. Ir jeigu konfliktas sprendžiamas sarkazmu, žaidimu, kritikavimu, tai pora tikrai išsiskirs kažkada tai gyvenime. Jo, ten geras studijas. Tai tyrimas ilgai atliekamas ir jie daug rezultatų turi, daug duomenų. Gal gali plačiau papasakot? Tai ten yra keli būdai, net ne keli būdai, bet keli elgesio modeliai, kurie pasireiškia pa žmogų, kurie tikriausiai, jeigu jie ilgiau taip bus, tokie elgesio modeliai, tai galimai, kad santykis kažkada užsibaigs. Ir kadangi ta studija ilga, nes jie negali tiesiog pamatyti ir tada sakyti, tai išskiria, neskiria, tas toks stebi, klausia, ten kas kelis metus vis pasitikrina, kaip ten jų santykiai yra ar kaip jie bendrauja. Tai aš dabar visų, man atrodo, net nebeatsiminsiu, nes yra 4, jis vadina 4 apokalipsės raiteliais. Taip. Ir yra, realiai blogiausias tai yra tas vadinamas stonewalling, toksai, kur, net gal ne šitas blogiausias. Blogiausias yra panieka. Jo, man atrodo, blogiausias yra panika. Den stonewalling yra nefainas, bet jis turi, man atrodo, ir prieš paskutinius, gal 3 yra, nes ten yra taip kaip, tokiam kaip stadijom. Aš galiu ir maišyti, nes aš jau seniai skaičiau šitą, tai aš tiesiog galiu neatsiminti. Bet esmė tokia, jeigu atsiranda panika santykėje, kelio atgal gali būti ir nebūti. Su to stonewalling tai mes turim lietuviškai nekalbadienius. Tiesiog tai yra nekalbadieniai. Tyladieniai. Taip, kur susipyko ir po to savaitę prasilenkdami namie nekalba. Taip, va čia yra nekalba. Tai va čia realiai vienas žingsnis iki, nes po to atsiranda aktyvi panika. Tai reiškia, aš jau nekenčiu savo partnerio. Tas nekenčiu irgi nebūtinai tai reiškia, kad tai su daug emocijų, bet tiesiog man jis laiką erzina, nervina, tas aš matau ir man norisi vis laik nusisuk nuo jo. Va, jau tas. Kai tai atsitinka, realiai tam santykiui labai sudėtinga padėti. Įmanoma, bet reikia abiejų tada labai stipriai indėlio. Nes visą laiką vienas norės daugiau. Bet jeigu kitas, kuris, pavyzdžiui, jaučia tą paniką, jisai nenorės tam santykiui pridėti nieko, jis nenorės eiti į terapiją porų, tai tada gausis, kad čia į vienus vartus ten šaudo. Nors, aišku, Arnas gali sakyti kažkaip kitaip, bet šitoj situacijai vienas žmogus nepakeis visko taip stipriai. Mes Arną turėjom laidoje ir jisai, sakyčiau, tau pritarė. Gerai. Nes vienas tu negali, tu vienas gali norėti, bet turi dviese keistis. Taip. Ir abu turi norėti iš esmės. Taip. Ir norėti abu tą daryti. Tai taip. Tai va, tai šitas panikos momentas yra, ir dar 2 yra iki to, man atrodo, ten yra, galbūt net yra kažkaip su sarkazmu susiję, ten kažkokie. Aš dar pamenu, atrodo, kad jeigu netgi yra spręsti konfliktą taikiai, tai yra nusiraminti, bet kita pusė vis tiek nenusiramina ir dar labiau konfliktą skatina, tai irgi vienas iš jau paskutinių ten žingsnių, kad jau greičiausiai niekada konfliktas ir nebus išspręstas ir va tai jau gali peraukti ir didesnės tas skausmingesnės pasiekmes. Jo, tik čia reikia priminti, kad jeigu abudu nueis į terapiją ir pas porų terapeutą, kuris supranta priežastis, ir tai turėtų būti labiau porų terapeutas, kuris dirba su emocijomis. Ten į emocijas fokusuota terapija. Nes realiai, kas atsitinka tokio santykio metu, kad žmogus antiek įeina į emocijas, jis antiek būna tose emocijas, jis kaip ir logiškai, kaip jau gal ir supranta, kad jis jau čia negerai daro. Bet jam ta tokia inercija atsiradus, kad jis jau kaip akmuo nuo kalno rieda, ir jo emocijos vien toliau sukars, negali. Pulsas auga. Taip, jis logiškai nebegali sustoti. Bet tada ką daro terapeutai, tai reiškia, jie moko pastebėti tas emocinius dalykus, anksčiau pastebėti, anksčiau prieš konfliktą. Nes iki to, vat, jau to baisiausio momento, kai ateina jau konfliktas nebesusistabdo ir tada lieka tik nekalbadieniai ten savaitę ar mėnesį, dar kiek tai laiko, iki to dar yra daug ženklų, kurie
viduj žmogaus atsiranda, kad jisai pradeda kažkaip jaustis, jisai pradeda kažką, tai gal jam širdis labiau pradeda plakti, gal jis jau pradeda jausti, kad delnai drėksta, gal yra kažkokia tema, kuri visą laiką užkabina ir jisai jau pradės va ten galvoti. Yra kažkokie elementai, kurie ateina iš vaikystės ir labai stipriai emociškai sujaudina tuo metu ir jis tada nebegali išeiti iš to. Tai jisai gali mokytis, kad ten kas vyksta. Plus kita dalis yra mokosi žmonės pamatyti tame santykyje ir kitą žmogų. Nes terapija yra taip, kad dirbama su abiem. Tai jie gali pamatyti, kad kitas žmogus kažkaip tai jaučiasi ir suprasti priežastis, kodėl jis taip jaučiasi. Ir tada viduje paklausti, ar aš noriu toliau eiti va čia šito konflikto sprendimo variantų, ar aš galiu tiesiog atsitraukti ir leisti jam nusiraminti. Nes gali būti taip, kad vienas yra čia jau savo intensyvume, kitas dar čia. Tai va, jeigu šitas supranta, kad intensyvumas jau čia per didelis, tai jis gali tiesiog, aš matau, kad čia yra sunku, aš tiesiog pasitraukiu ir galėsime tai pasikalbėti kažkada vėliau, kai abu nusiraminsim. Nes dažniausiai būna taip, kad vienam partneriui jau būna, jau jis jau viskas, jau jam dar truputėlį plyšisai. Pulsas 200, taip. Jau visas dreba, kratas. Jau ten jau labai sudėtingai, jis apšauks, jis kažką pasakys, labai sudaužys kokį indą, o kitam yra labai sunku, nes jisai nori dar spręsti tą konfliktą kažkokiu būdu. Bet šitas jau nebegali. Jis neišspręs dabar nieko, nes jis yra per stiprią emocijas. Tai jam reikia arba nusiraminti, arba jis turi išmokti būdų, kaip nusiraminti. Tai gali tai laikas padėti, o gali tai kažkokios specifinės technikos padėti, ten šaltų vandenį apsipilti, nueit po šaltų dušu. Tai gal tas partneris, kuris va čia yra, gali apipilti šaltų vandenį, ar tai dar tada išaugs didesnį konfliktą? Manau, gali ten prastai baigtis. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia, arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.